Sveiki! Šiandien parodysiu, kaip galima padaryti, kad pas mus judėtų va toksai tekstas. Taigi, pradedam. Pasirinkam naują lapą, užrašot savo norimą dydį. Taip, dabar pasimat tekstą ir rašot savo norimą tekstą. Taigi, aš daug nerašysiu, nes tai laiko užims. Taip, dabar mums reikės iškviesti animatą, tai galite padaryti Windows ir Animation. Taigi iškvietėm. Dabar nuo mūsų teksto nuėjom A-kitą. Šičia padarom Animation kodėra padarom New Layer ir dabar uždedam A-kitą ir padarom to teksto kopiją. Tai einam į Duplicate Layer. Ir dar kartą padarom Duplicate Layer. Taigi ir dabar pasiimam Rentledge Manager Tool ir šitaip darom, pasirinkam trintuką, taigi reikia šitą pažymėti ir nutrinam mums nereikalingas raidės. Taigi, dabar ir vėl padarom, kur yra Animation, tai Duplicate, tai nulė ir padarom. Dabar uždedam A-kitą ant kitos tos kopijos ir vėl pasirinkam Rentledge Manager Tool ir ištrinam šitą mūsų paskutinę raidę su trintuku. Gerai. Ir vėl padarom nulė šičia ir tiesiog jau uždedam A-kitą. Ir šičia yra tokia lentelė ir šičia į play spaudžiam ir matom, kad per greitį tai galim šičia nustatinėti savo greitį. Na ir paleidžiam. Taigi, ačiū už dėmesį.